Labas rytas visiems. Labas rytas visiems. Komiteto tarybos narių, kurie prisijungia į komitetų posėdį nuotoliu, prašysime įjungti kameras. Informuoju, kad posėdis kaip visada yra transliuojamas bei įrašomas. Labą dieną, gerbiami kolegos, gerbiami šio posėdžio administracijos darbuotojai dalyviai ir visi stebintys šį bendrąjį komitetų posėdį. Darbotvarkėje yra numatyta 27 klausimai. Sufleruoja sekretorė dėl kvorumo pasitikrinimo, tai prašau sutikrinti. Taip, ekonomikos ir kaimo komiteto pirmininkas Vidas Bičkus dalyvauja salėje, Modestas Petraitis prisijungęs nuotoliu, Kęstutis Balašaitis prisijungęs nuotoliu, Rita Grigalienė prisijungusi nuotoliu, Raimondas Matemaitis nuotoliu, Sigitas Mičiulis nuotoliu, Darius Petrošius nuotoliu, Darius Stankus nuotoliu, Justina Visockienė informavo, kad posėdyje nedalyvaus, Laineda Ašmontienė dalyvauja salėje, Mindaugas Bakša nuotoliu, Andrius Burmistrovas dalyvauja salėje, Linas Janušonis nuotoliu, Rita Kurlinkienė nuotoliu, Mindaugas Lukošaitis salėje, Matas Petraitis nuotoliu, Arūnas Vladička nuotoliu, Virginija Eičienė nuotoliu, Rima Bandzinaitė Latožienė dalyvauja nuotoliu, Sigitas Kancevičius dalyvauja nuotoliu, Goda Košinskytė dalyvauja nuotoliu, Vilija Krūgelienė pas mus salėje, Pranas Petrošius nuotoliu, Rasa Šerpitienė dalyvauja nuotoliu ir Jovita Verpečinskienė dalyvauja nuotoliu. Tai trūksta vieno tarybos nario. Ačiū, tai kvorumas yra, galim pradėti svarstyti darbotvarkėje numatytus klausimus. Kaip ir minėjau, darbotvarkėje numatyti 27 klausimai. Ar būtų kolegos kažkokių tai pastebėjimų, siūlymų dėl darbotvarkės? Atkreipiu dėmesį, kad yra siūloma išbraukti 21 darbotvarkės klausimą TSP 5 dėl vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynos veiklai užtikrinti sutarčių pasirašymo tvarkos nustatymo, kurį turėjo pristatyti socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė. Kilo tam tikrų teisinių klausimų ir buvo nuspręsta teikti šį klausimą kitoje taryboje. Ar yra prieštaraujančių? Nematau. Tai pasiūlymų taip pat nematau, kad būtų. Tai antrasis darbotvarkės klausimas TSP 1 dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Šlefendoraitė. Atkreipiu dėmesį, kad svarstant šį klausimą yra eilė tarybos narių, kurie išreiškė nusišalinimą. Tai aš dabar juos ir įvardysiu. Tai Andrius Burmistrovas, darbo santykiai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje, Mindaugas Bakša, darbo santykiai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje, Mindaugas Lukošaitis yra Kunigiškių bendruomenės pirmininkas, Laineda Ašmontienė yra Taurų bendruomenės pirmininkė, vadovauja Vaikų dienos centrui, yra nevyriausybinio organizacijų narė, artimi asmenys dirba savivaldybės įmonėse. Linas Janušonis, artimo asmens darbo santykiai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje, Rima Bandzinaitė Latožienė, darbo santykiai Tauragės kultūros centre, dalyvauja nevyriausybinių organizacijų programuose, jos vyro įmonė gali dalyvauti programuose. Pranas Petrošius, artimi asmenys dirba viešosiose įstaigose Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir Tauragės ligoninėje, komerciniai santykiai su Tauragės šeimos gerovės centru. Sigitas Kancevičius yra visuomeninės organizacijos literatų klubo narys. Jovita Verpečinskienė yra Tauragės meno mokyklos tarybos pirmininkė ir nevyriausybinės organizacijos tarybos narė. Goda Košinskytė, jos mama dirba Tauragės Lapšelyje, darželyje Kodėlčius,
Vilija Prugelienė darbo santykiai Tauragės meno mokykloje, Tauragės kultūros centre ir Tauragės versmės gimnazijoje, dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Rasa Šerpytienė dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Virginija Eičienė darbo santykiai Tauragės šeimos gerovės centre, dalyvauja Sungailaiškių kaimo bendruomenės veikloje. Raimondas Matemaitis, jo ir žmonos darbo santykiai biudžetinėse įstaigose, dalyvauja kai kuriuose projektuose finansuojamuose iš savivaldybės biudžeto. Darius Petrošius, artimi asmenys, dirba viešosiuose įstaigose Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir Tauragės ligoninėje, komerciniai santykiai su Tauragės šeimos gerovės centru. Kęstutis Balašaitis yra Gaurės bendruomenės ir Tauragės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas. Sigitas Mičiulis, įmonė, kurioje dirba, gamina ir prekiauja pjuvenų briketais ir granulėmis ir dalyvauja savivaldybės ir biudžetinių įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Darius Stankus yra įvairių visuomeninių organizacijų valdymo organų narys, Rotarų klubas, bendruomenė, įmonė, kurioje dirba, yra sudariusi sutartį su paslaugas teikiančia savivaldybės įmonė. Rita Grigalienė dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, kuri tikriausiai teiks paraiškas veikloje. Tas Bičkus yra bendruomenės pirmininkas, jo sesuo dirba biudžetinėje įstaigoje. Tai vardinau... Kęstutis Balašaitis kelia ranką, gal nori papildyti? Prašau, taip, Kęstutis Balašaitis. Jo noriu papildyti, Vaiko dienos centras yra įkurtas prie Gaurės bendruomenės, tai irgi prašysim lėšų. Gerai, ačiū. Tai vardijau visų tarybos narių išsakiusių nusišalinimo priežastis, ar būtų dar kažkas norėtų išsakyti? Papildyti. Nematau, ir aš siūlau analogiškai šitie patys nusišalinimai yra išreikšti ir antro svarstomo klausimo, tai yra trečio klausimo metu, tai kad nereikėtų laiko gaišti ir dar kartą man skaityti visų nusišalinimus, manau, kad bendru sutarimu galim sutarti, kad prie trečio klausimo neskaitysiu, o visiems galioja tie patys nusišalinimo, kaip sakyti, priežastys tos pačios. Yra nusišalinusių 20, tai turi visi sugrįžti ir toliau tęsti svarstymą. Aš norėčiau jūsų kolegos atsiklausti, kadangi šitas klausimas Tauragės rajono savivaldybės strateginio plano 24-26 metam projektas jau buvo pristatytas keletą kartų, tai gal paprašom pranešėjos, kad įvardintų tam tikrus pasikeitimus, nes vėl klausyti tą patį pristatymą jau trečią kartą gal ir būtų nelabai protinga. Kokios būtų nuomonės? Ar pritarėt mano siūlymui? Pritarėm. Ačiū, taip. Tai tada, Nijolė, gal trumpai, jeigu yra kažkokių pasikeitimų, nes kiekvienas komitetas tikrai jau turėjo galimybę išgirsti jūsų pristatymą ir tuo pačiu patys susipažinti. Labadiena visiems. Esminių pasikeitimų šiuo metu nėra. Norėčiau tik tai pasakyti, kad šitas sprendimo projektas parengtas siekiant patvirtinti savivaldybės 24-26 metų strateginį veiklos planą ir buvo patalpintas svetainėje viešinamas, pastabų, pasiūlymų nebuvo gauta. Kiek žinau, biudžete bus kai kurie pakeitimai, tai atsižvelgiant į šitos pakeitimus, tada iki šito tarybos posėdžio bus padaryti patikslinimai strateginio veiklos plano lentelėse, kuriuose numatyta programos uždaviniai, priemonės ir asignavimai. Šiaip esminių pakeitimų, kad būtume kažką gavę papildyti, šiai dienai neturime. Tai būtų tiek trumpai. Ačiū pranešėjai. Ar kolegos turit klausimų? Pasiūlymų? Nematau. Tada teikiam tarybai. Ačiū, Nijolė.
Trečiasis darbotvarkės klausimas TSP-17 dėl 2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Pranešėjas Ignas Kymantas, finansų skyriaus vedėjas. Tai kaip ir prieš tai minėjau, dėl šio klausimo svarstymo yra taip pat 20 tarybos narių išreiškusių nusišalinimą, kurių priežastys buvo įvardintos prieš tai. Tai kadangi nėra kvorumo, fiksuojame, kad visi nusišaliname ir grįžtame toliau svarstyti klausimą. Prašom, Ignai, pristatyti šį klausimą. Labą dieną. Teikiamas sprendimo projektas dėl 2024 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo, kuriame buvo atlikti patikslinimai po ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto. Šie patikslinimai buvo persiųsti tarybos nariam penktadienį. Juos pademonstruosiu ir pristatysiu. Buvo atlikti patikslinimai savivaldybės biudžeto planuojamuose pajamuose, tai valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti padidėjo 38 500 eurų, įtraukiant finansavimą savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės perduotos vyriausybės nutarimu patikėtinio funkciją atlikti. Taip pat buvo atlikti pakeitimai tikslinės dotacijos ir ES finansavime, įtraukiant karjeros specialistų finansavimą švietimo įstaigose 125 800. Taip pat buvo atlikti pakeitimai savivaldybės biudžeto 23 metų likučiuose, savarankiškų funkcijų finansavimo likutis padidintas 73 400 eurų ir siekia 4 732 400 eurų ir 11 800 eurų padidintas tikslinių lėšų likutis iki 1 430 300 eurų. Atitinkamai buvo atlikti pakeitimai savivaldybės biudžeto priemonėse. Demonstruoju aiškinamojo rašto informaciją, kurioje pateiktas detalizavimas pagal straipsnius ir priemonės. Taigi buvo sumažintos ir apyvartinės lėšos, priemonėje kita tikslinė veikla 50 458 700 eurų, padidinta 500 eurų vietinės rinkliavos už komunalinės atliekas lengvatų taikymui, atsižvelgiant į gautą informaciją iš atliekų tvarkymo centro. Taip pat buvo atliktas perskirstymas miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimo priemonėje iš ilgalaikio turto į einamąsias išlaidas 600 000 eurų, padidinta 100 000 eurų atsižvelgiant į gautą pasiūlymą dėl biudžeto pakeitimo. Taip pat padidinta 7 000 savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui iki 499 500 eurų. Padidinta priemonė atsižvelgiant į gautą siūlymą tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai 100 000 eurų. Taip pat padidintas finansavimas miesto seniūnijai 15 000 eurų iki 65 000 eurų. Gatvių greideriavimui, taip pat 50 000 padidintas finansavimas Skaudvilės seniūnijai, riedlenčių ir riedučių parko kapitalinio remonto atnaujinimui. Atsižvelgiant į gautą informaciją, pagalbos mokytojų ir mokinių centre padidintas finansavimas iš likusių likučių STEAM projekto veiklai 11 800 eurų. Atitinkamai buvo pažymėti ir pačiame sprendimo projekte, antrame priede programuose ir šaltiniuose, kuriuose buvo atlikti pakeitimai. Primenu, kad savivaldybės biudžetas tvirtinamas pagal programas išskiriant finansavimo šaltinius, atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymo pakeitimus ir biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, nėra išskiriamos išlaidos darbo užmokesčiui. Per viešinimą ir pristatymus nuo sausio 9 dienos iki sausio 16 dienos buvo gauti 3 siūlymai. Tai tarybos narys Raimondas Matėmaitis pateikė 100 000
pasiūlymą padidinti ir skirti paramą Ternopolio ir Lucko savivaldybėms. Tai šiuo metu atsižvelgiant į padidėjusi likutį iš savarankiškųjų funkcijų yra įtraukta 50 000 eurų. Taip pat Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Tauragės skyriaus siūlymas padidinti finansavimą kaimiškųjų seniūnijų žvyrkelių žvyravimui 115 000. Šiuo metu sprendimo projekte yra padidintas finansavimas 100 000 miesto ir rajono infrastruktūros gerinimo priemonėje einamiesiems tikslams. Taip pat gautas Skaudvilės seniūnijos prašymas, pateiktas sąmata 88 935 eurai riedlenčių parko kapitaliniam remontui ir padidintas finansavimas seniūnijai 50 000 eurų. Šiuo metu patikslintos pajamos siekia 86 720 000, iš kurių didžioji dalis sudaro mokesčių pajamos, specialiosios tikslinės dotacijos pajamos, mokymo lėšos ir valstybės investicijų programuose numatytiems tikslams pasiekti. Pasikeitimai, lyginant su 2023 metais, planuojama surinkti daugiau mokesčių pajamų. Dotacijų finansavimas planuojamas panašiame lygyje apie 35 milijonus kaip ir praėjusiais metais. Iš praėjusių metų atkeliavęs likutis, nukreiptas į savivaldybės išlaidas, taip pat siekia panašiai 6 162 000 eurų. Savivaldybės biudžeto pasiskirstimas pagal programas pateiktas grafiškai aiškinamajam rašte ir šiuo metu demonstruoju ugdymo ir kokybės programai 38%, socialinės paramos programai 18%. Šios programos atitinkamai didėja ženkliausiai 24 metų palyginti su 23 metais. Tai tiek apie sprendimo projektą ir pakeitimus. Ačiū vedėjai už pristatymą. Tarybos narys Sigitas Kancevičius nori paklausyti. Labas rytas, gerbėjai kolegos. O civiliniai saugai yra numatyta bent kažkiek. Ir kelis kartus jau kalbėjau apie tai, siūliau, kad ir aplinkos žmonių su judėjimo negale pritaikymui, turiu omeny viešos aplinkos, net tenai, kur numatyta privačios erdvės. Ar yra kas numatyta, ar ne? Taip, civilinės saugos veiklos funkcionalumo užtikrinimui yra numatytas finansavimas tiek iš deleguotų lėšų, kiek skiria ministerija, o iš savivaldybės biudžeto prisidėjimas yra padidintas ir siekia 42 800 eurų, didėja nuo 11 600 eurų civilinės saugos priemonėmis įgyti. Atskirai neįgaliųjų pritaikymui nėra išskiriamos priemonės, tai visi šie darbai yra įtraukti į miesto infrastruktūros gerinimo išlaidas, ką kaip ir pristatė administracijos direktorė, visuose statybos reglamentuose yra numatyta šituos darbus atlikti ir tai įtraukia į visas infrastruktūros gerinimo priemonių numatytą finansavimą. Ačiū. Ačiū. Rita Grigalienė nori paklausti, tarybos narė, prašom. Taip, labas rytas, gerbiami kolegos, labas rytas, Ignai, ačiū už pristatymą. Aš turiu klausimą iš sveikatos apsaugos programos, ar ne? Sveikatos apsaugos programai yra skirta 426 500, iš kurių yra savivaldybės lėšos, tai 111 000. Ar taip, Ignai, jeigu? Taip, visai sveikatos apsaugos programai 704 000, taip. Ignai, iš tos sveikatos apsaugos programos matau, kad savižudybių prevencijos programai yra skirta 103 900. Iš vis nėra skirta teikti medicininę pagalbą nedraustiems asmenims. Pernais metais, matau, 2023 metų biudžete buvo numatyta 8 000 ir jeigu
111 tūkstančių yra iš savivaldybės biudžeto, o 103 tūkstančius mes skiriam savižudybių prevencijos programai, taip kaip ir liktų 7100. Aš nematau, kur tas yra panaudojimas. Tai mano siūlymas būtų, kad būtų tikslinga teikti medicininę pagalbą nedraustiems asmenėms, kur dabar šiuo metu nėra numatyta, bent kokius tai nusimatyti 5000. Taip, tai teikti medicininę pagalbą nedraustam asmeniui buvo išskaidyta priemonė, išskaidyta jį ir tuberkuliozės profilaktika Tauragės rajone ir numatyta tuberkuliozės profilaktikai 2000, teikti medicininę pagalbą nedraustam asmeniui 3000, atsižvelgiant į panaudojimą ir bendrai tom priemonėm yra 5000 skirta, o praėjusiais metais buvo 8000. Taip. Savižudybių prevencijos tuoj suvesiu, bet... Savižudybių prevencijos, galiu pasakyti, programai yra skirta 103 900. Tačiau galiu patikslinti, kad savižudybių prevencijos programa yra iš socialinės paramos įgyvendinimo programos skiriama, ne iš sveikatos. Ta prasme, aš vadovaujuosi Ignai viešai pateikiama informacija, kuri yra visiems gyventojams ir aš atsivertusi sveikatos apsaugos programą, aš matau, kad joje yra savižudybių prevencija, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos, kas tą sudaro sveikatos apsaugos programą. Tai to vadovaujuosi ir matydama dabar viešai pateiktoje informacijoje, kad tuberkuliozės profilaktikai 0 yra skiriama ir medicininė pagalba nedraustiems asmenims yra 0 pagal viešai prieinamą informaciją. Atsiprašau, patikslinus, savižudybės prevencijos programos įgyvendinimas yra skirtas visuomenės sveikatos biurui iš deleguotų lėšų 103 900 eurų. O tuberkuliozės profilaktika ir nedraustų asmenų, kaip ir paminėjau, tas finansavimas yra skirtas 3 ir 2000. Aiškinama rašto informacija yra pateikta šitą. Aš remiuosi Ignai viešai prieinama informacija, tai galbūt reikalinga būtų patikslinti, jeigu yra skiriamos lėšos tiek tuberkuliozės profilaktai, tiek teikti medicininę pagalbą nedraustiems, kaip jūs minit, tai prašyčiau tą informaciją ir patikslinti, kur jinai yra, matant mūsų biudžetą. Tai ačiū labai, mano būtų buvęs toksai ir pasiūlymas, bet kadangi jūs pasakėt, kad tai yra, tai pritariu. Tai prašymas toksai, Ignai, kad viešai prieinama informacija jinai būtų tikslinama. Ačiū. Ačiū, pasitikslinsiu. Ačiū už tarybos narės pastebėjimą. Ar būtų kolegos dar klausimų? Matau pasiūlymų. Tai ačiū vedėjai ir teikiam tarybos posėdžiui šį klausimą svarstyti. Ačiū. 4. darbotvarkės klausimas, tas P15, dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 dienos sprendimo numeris 1/20 dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo pakeitimo. Pranešėja Rimantė Zokaitė Gilienė. Labą dieną, kažkas išsijungė greitai, kompiuteris, tai persėdau prie kolegės. Esmė šio sprendimo yra keičiamas, kaip minėjote, vasario 1 šių metų sprendimas. Šio sprendimo yra esmė tokia, kad juo buvo pripažintas netinkamų ir nereikalingų naudoti turtas, tarp jų 2 gaisriniai automobiliai. Ir vykdant, buvo numatyta, kad juos parduoti aukcione, tačiau vykdant procedūras paaiškėjo, kad vieną automobilį pageidautų perimti Ukrainos savivaldybė. Todėl yra keičiamas tas sprendimas, numatant būtent, kad tas vienas automobilis bus skirtas neatlygintinai kaip humanitarinė pagalba. Tai trumpai toks pristatymas būtų. Tai sekantis sprendimas bus taip pat susijęs iš tos temos susijęs. Ačiū, Rimantė. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau.
teikiam tarybai. 5. klausimas TSP16 dėl turto skirto humanitariniai pagalbai teikti neatlygintino perdavimo. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Taip, šiuo sprendimu, jeigu taryba pritartų, tai būtų perduotas neatlygintinai turtas Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos 1 Ukrainos valstybinės tarnybos pagrindinio skyriaus valstybinio ugniagesių ir gelbėjimo būriui Ternopilio srityje gaisrinis automobilis, kuris yra pripažintas nereikalingu savivaldybei. Ir taip pat Luckui būtų perduodamas taip pat dar vienas gaisrinis automobilis. Tik jis kitaip vadinasi, tai būtų Ukrainos valstybinės pagalbos tarnybos pagrindinio departamento 1 valstybiniam priešgaisrinės gelbėjimo būriui Voluinės srityje. Šitas turtas yra valstybės šitie abu automobiliai, bet yra sutikimai mūsų gauti iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kuris ir buvo šios automobilius perdavęs savivaldybei. Taip pat gautas užsienio reikalų ministerijos pritarimas dėl humanitarnės pagalbos Ukrainai teikimo. Tai siūlome pritarti šiam sprendimo projektui. Ačiū, Rimantė, už pristatymą. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam tarybai. 6. klausimas TSP22. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės rajone, rajono savivaldybėje, Skaudvilės seniūnijoje, Dakavo kaime, Bibliotekos gatvėje, numeris 4 paskirties pakeitimo. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Minėto adreso Dakavo kaime Bibliotekos gatvė 4 yra pastatas, jisai yra pavadintas registrų centre, įregistruotas kaip medicinos punktas ir jo paskirtis yra gydymo. Ten nevyksta jokia medicininė veikla, ten yra įsikūręs bibliotekos filialas, kultūros centro filialas, taigi šio pastato paskirtis netitinka ten vykdomų veiklų, todėl būtų rengiami dokumentai dėl šio pastato paskirties keitimo, tai yra būtent iš gydymo į administracinį. Ačiū. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam tarybai. 7. klausimas TSP12 dėl Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Taip, buvo įvykdytos procedūros ir savivaldybės nuosavybė nupirktos patalpos, jos yra Lauksargių seniūnijos pastate. Tai buvo nupirktos patalpos su dalimi žemės sklypo, tai įvykdžius visas procedūras įregistravus savivaldybės nuosavybės teisę, dabar šis objektas būtų perduodamas patikėjimo teisę valdyti administracijai. Ačiū. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, teikiam tarybai. 8. klausimas arba TSP18. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės meno mokyklos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Tauragės kultūros centrui. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Taip pat nuo šio klausimo svarstymo nusišalino šie tarybos nariai, tai Jovita Verpečinskienė, nes yra meno mokyklos tarybos pirmininkė, Rima Bandzinaitė Latožienė tarybos narė, nes dirba kultūros centre, ir tarybos narė Vilija Krugelienė taip pat turi darbo santykius su kultūros centru. Tai prašom kolegos išjungti kameras ir palikti Vilijai mūsų posėdžių salę. Prašom, Rimantė, pristatykit šį klausimą. Taip, esame gavę Tauragės meno mokyklos pateiktus dokumentus, kuriuo jie pripažino nereikalingų meno mokyklos veiklai automobilį Opel Astra. Taip pat lygiagrečiai gautas kultūros centro prašymas dėl automobilio, galimybės skirti automobilį atsiradus galimybei. Tai atsižvelgiant į šiuos dokumentus, būtų šis automobilis Opel Astra, kurį patikėjimo teisę valdo meno mokykla, jis būtų perduodamas kultūros centrui. Automobilis yra tikrai geros būklės, su maža rida ir manau, kad dar jis tikrai tarnaus pagal įstaigos veiklai. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, teikiam tarybai ir prašom prisijungti nusišalinusiem komiteto nariam.
9. Darbotvarkės klausimas TSP 19 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų gegužės 25 dienos sprendimo numeris 1/179 dėl statinių kioskų Spaustuvės gatvėje 1 Tauragėje nuomos pakeitimo. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. 22 metų gegužės 25 dienos sprendime yra buvo priimtas sprendimas nuomoti centro turgaus kioskus ir buvo numatytas jų kiekis, tai yra 12 vienetų 15 kvadratinių kioskų ir 12 vienetų 30 kvadratinių kioskų. Dabar mažinam vienu 30 kvadratinių kiosku, numatant juos perduoti pagal panaudą ir apie tai bus kalba sekančiame sprendime. Tai yra būtent keičiamas tik tai tiek, kad sumažinant iš 12 kioskų 30 kvadratų į 11 kioskų 30 kvadratų. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų? Nematau. Teikiam tarybai. 10. klausimas TSP 20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais labdaros ir paramos fondui Maisto bankas. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Kaip ir minėjau, šis sprendimas susijęs su prieš tai buvusiu. Esame gavę labdaros ir paramos fondo Maisto bankas prašymą pagal galimybę skirti patalpas, kurias jie naudotų maisto produktų atiduotuviai. Tai siūlome tarybai pritarti tokiam sprendimo projektui, kad Maisto bankui būtų panaudos pagrindais 2 metų laikotarpiui perduotas 18 kioskas 30 kvadratinių metrų, būtent tos atiduotuvės veiklai, ir šiuo sprendimu būtų įgaliotas administracijos direktorius pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktą ir panaudos sutartį. Tai trumpai tiek. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Matau, teikiam tarybai. 11. klausimas TSP 21 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų rugsėjo 26 dienos sprendimo numeris 1/285 dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise pakeitimo. Pranešėja Rimantė Zokaitė-Gilienė. Taip, minėtų sprendimų, kur pavadinimą perskaitėt, buvo duotas sutikimas perimti, valdyti patikėjimo teisę valstybės turtą. Šis turtas būtų naudojamas šitų darbuotojų, kurie yra perėję iš nacionalinės žemės tarnybos nuo sausio 1 dienos. Būtent jie vykdys tą savivaldybėje perduotą vykdyti funkciją valstybinės žemės ir kito valstybės turto perdavimas, valdyti, naudoti, disponuoti patikėjimo teisę. Tačiau pateikus vyriausybės nutarimą, nacionalinė žemės tarnyba, kai pateikė vyriausybės nutarimą, jame įžvelgia netitikimų ir prašo papildyti tam tikrais teisiniais punktais. Tai būtent vietos savivaldos įstatymo 36 punktų, taip pat vadovautis vyriausybės nutarimu numeris 16, tai tiesiog tik tokie techniniai pakeitimai, taip kaip reikalauja Lietuvos Respublikos vyriausybės teisės kanceliarija. Bet esmė to sprendimo nesikeičia. Tai trumpai tiek. Ačiū. Dėkui. Teikiam tarybai. Ar turit kolegos klausimų? Nematau, teikiam tarybai. 12. klausimas. Nuo šito klausimo aš nusišalinu, nes tai yra susijęs su įstaiga, kurioje aš dirbu, todėl prašau pirmininkauti toliau Laimė Dašmontienė. TSP 14 dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės valstybės priklausantį ir Tauragės profesinio centro patikėjimo teise valdomą turtą ir pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Tauragės profesinio rengimo centru sudarymui. Pranešėja Genovaitė Tikalienė. Ne, tai Inesa Pauliukienė. Inesa Pauliukienė, prašom. Labą dieną. Dėl šio sprendimo projekto gauta iš vyriausybės atstovo rekomendacija projekte nurodyti kitą teisinį pagrindą, į pastabas atsižvelgta. Šio sprendimo projekto tikslas sutikti perimti Tauragės rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomą stadioną esantį Aerodromo gatvėje 2. Taip pat 44 vienetus suoliukų.
Taip pat šiuo sprendimu siūloma pritarti bendradarbiavimo sutarties su profesinio rengimo centru sudarymui. Sutartis pridedama prie projekto. Taip. Ačiū panašiai, ar tarybos nariai turėsit klausimų? Matau, Rita Grigalienė. Prašom. Labdiena, Inesa, aš turiu tokį klausimą. Savivaldybė perėmė tą stadioną, tai jį ir prižiūrės ir taip toliau. Kokie yra ateities planai? Ar jį renovuoti, ar kas yra numatoma daryti? Taip, yra numatoma ateityje stadiono rekonstrukcija. O čia kuriais metais yra numatoma? Negaliu atsakyti šį klausimą. Ir prie to pačio klausimo, prie to stadiono yra jaunimo parkas, ar ne? Ar yra numatoma kažką daryti, nes ten iš tikrųjų suoliuką pastatėm, šiukšlinę pastatėm, bet to tikrai neužtenka. Reikia normaliai sutvarkyti tą parką, nes tikrai ten jaunimas ir lankosi ir matau, ir ne tik kad vasarą, bet ir žiemą. Tai klausimas, ar yra numatoma tą parką iš esmės sutvarkyti? Tai negalėsiu atsakyti jūsų klausimus, bet matau, yra asmenų, kurie... Matau, administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė. Labą dieną visiems. Tai pirmas atsakymas dėl to stadiono perėmimo, tai kai turėsime jau nuosavybę, galėsime kalbėti apie kažkokias programas, kur galėsime dalyvauti. Tai ir planuojame, tikrai konkrečių negalime pateikti planų. Todėl, kaip ir minėjau, pirmiausia, turime įgyti nuosavybę ir tada kalbėti apie įvairiausias programas, kur galime gauti paramų. O antrų klausimų? Dėl parko, kuris yra šalia. Jaunimo mokyklos gal parkas, gal suklydau. Šalia stadiono yra jaunimo parkas, mokyklos parkas. Tai ten suoliukas yra pastatytas šiukšlinė, bet iš esmės tai reikėtų sutvarkyti. Ar jūs kalbate apie prie mokyklos teritorijos? Taip. Kaip, sąlyginai prie mokyklos. Prie mokyklos. Jo, tai vienas projektas bus įgyvendinamas kartu su gatvės rekonstrukcija ir takelių įrengimais. Tai planuojame šitą teritoriją tvarkyti kartu, kai bus įrengti takeliai ir asfaltuotos gatvės. Ačiū už informaciją. Ačiū administracijos direktoriai už atsakymus. Ar dar turės tarybos nariai klausimus? Klausimų nematau, noriu pasakyti. Klausimų teikiam tarybai. Prašom sugrįžti. Tryliktasis darbotvarkės klausimas TSP11 dėl inžinerinių statinių kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja Inesa Paulikienė. Prašom, Inesa. Šiuo sprendimo projektu siūloma perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn 106 Gaurės seniūnijoje esančius kelius ir juos įregistruoti nekilnojamo turto registre. Ačiū. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, teikiam tarybai. 14 klausimas arba TSP7 dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Šarūnė Stasitienė, kultūros skyriaus vedėja. Nuo šio klausimo nusišalina tarybos nariai Goda Košinskytė, nes yra jaunimo reikalų tarybos narė, ir Linas Janušonis taip pat yra jaunimo reikalų tarybos narys. Prašau, pristatys Inga Vaičia. Atsiprašau, dar Matas Petraitis kelia ranką. Tai irgi norėčiau dėl tų pačių priežasčių nusišalinti. Tai ačiū, kurie nusišalinot, išjunkit kamerą ir prašom Inga pristatyti šį sprendimo projektą. Tai laba diena. Kaip ir kasmet tvirtinama jaunimo reikalų tarybos metinė veiklos ataskaita. Ir kaip žinom, kadangi jaunimo reikalų tarybos sudėtis yra tvirtinama savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu, tai būtent šiemet, gegužės pabaigoje, jaunimo reikalų tarybos sudėtis ir buvo atnaujinta todėl. Tai tas darbas gal nebuvo toks nuoseklus šiemet, iš pradžių dirbo viena jaunimo taryba, tada keitėsi, tačiau vis tiek nuveikta svarbių darbų. Organizuoti posėdžiai, jų metu diskutuota apie atvirą darbą su jaunimu, mobilų darbą su jaunimu, apie rezultatus, apie iššūkius, apie jaunimo verslumo
ugdymą, apie savanorystės skatinimą, jaunimo organizacijų stiprinimą. Taip pat pasidžiaugti galime, kad dabar savivaldybėj Tauragės rajone veikia 6 jaunimo organizacijos, kad susikūrė ir atsigavo Skaudvilėj nauja jaunimo organizacija ir kad kartu su jaunimo darbuotojų, Skaudvilės atviros jaunimo erdvės darbuotojai tikrai vykdo veiklą, organizuoja iniciatyvas. Tai tikrai smagu. Bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad jaunimas veikia ir per neformalias grupės, per kaimo bendruomenės, kartu per su jaunimu dirbančias įstaigas, ugdymo įstaigas ir panašiai, per apskritai stalą, per jaunimo centrą, jaunimo erdvę ir taip toliau. Jaunimo reikalų taryba per 23 metus pateikė 6 pasiūlymus savivaldybės administracijai. Tai iš tikrųjų tie pasiūlymai buvo ir tie tradiciniai kasmetiniai dėl biudžeto, dėl strateginio veiklos plano, taip pat dėl finansavimo konkursų prioritetų, dėl verslumo ugdymo, taip pat buvo pasiūlymas įtraukti jaunimo reikalų koordinatorių į savivaldybės vaiko gerovės komisijos sudėtį. Toliau gal tada norėčiau irgi pabrėžti, kad kadangi patvirtinta, tiksliau buvo nauja jaunimo reikalų taryba, tai atstovai dalyvavo ir įvadiniuose mokymuose Vilniuje ir dalinosi gerąją patirtim. O metus užbaigė pradedant organizuoti jaunimo apdovanojimus, kurie bus kovo 15 dieną. Tai tiek būtų apie jaunimo reikalų tarybos veiklą, o jeigu trumpai apie kitas jaunimo politikos veiklas, kaip visuomet, tai vėlgi aktyviai veikia tiek Skaudvilė veikianti jaunimo erdvė, tiek Tauragėj veikiantis jaunimo centras. Ypatingas dėmesys 23 metais buvo skirtas būtent bendradarbiavimui su įstaigom dirbančiom su negalią turinčiu jaunimu, su jų integracija į jaunimo centrą, taip pat su kitom tiksliniam grupėms, probacijos registre esančių jaunimu, globos įstaigose esančių jaunimu. Taip pat įgyvendintas projektas kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministerija, būtent pilietiškumo ugdymui. Kalbėta ir apie smurto prevenciją ir intervenciją tiek artimoje aplinkoje, tiek ugdymo įstaigose. Taip pat pasiekti rekordiniai ir lankytojų skaičiai, ir veiklų suorganizuotų skaičiai. Kalbėta ir apie savižudybių prevencijas, apie psichotropinių medžiagų žalą ir prevenciją ir taip toliau. O taip pat vykdytas ir mobilus darbas, tai kaip ir kalbėjau, tai Lauksargiuose, Eičiuose, Batokiuose, Dapkiškiuose, Tauruose ir šeimos gerovės centre su globoje esančiu jaunimu. Tačiau jaunimo darbuotojai visuomet tikrai geranoriškai vyksta ir į visas, bendruomenių šventes, jeigu tik pasikviečia bendruomenių lyderiai. Ir taip pat su jaunimu daug dirba ir kaimuose veikiančių kultūros įstaigų darbuotojai ir pačios bendruomenės labai traukia jaunimą. Tai tikrai tas užimtumas, jisai, tikrai vyksta. Kalbant apie savanorystę, jaunimo savanorišką tarnybą baigė 8 jaunuoliai 23 metais, daug, ypač šiemet buvo savanorystės prie kultūros metų renginių jaunimo, o turbūt būtų tiek. Išsiplėčiau. Ačiū pranešėjai. Tarybos narė Rita Grigalienė nori paklausti. Taip, labą dieną, gerbiamą Ingai, klausimą tokį turiu. Viena iš veiklų yra mobilus darbas su jaunimu, ar ne? Jūsų ataskaitoje yra paminėta ir Lauksargiuose, Eičiuose ir kitose seniūnijose jūs važiavot. Kaip rodikliai tenais? Ataskaitoje nebuvo paminėta, kiek buvo pasiekta jaunimo, kiek unikalių žmonių pasiekė. Jo, taip viskas tvarkoje, turiu aš tą informaciją. Dabar mintinai ir tikrai skaičių nepasakysiu, bet unikalių dalyvių tai yra skirtingų žmonių, ar ne, iš viso yra 230, apie 230, tai pasakysiu, 232 man atrodo yra. Bendras lankytojų skaičius yra apie 700,5. Jūs kalbate apie mobilų darbą. Taip, apie mobilų darbą. Visose seniūnijose. Taip. Bendras tai yra bendras, ar ne, unikalių tai yra skirtingų žmonių. O veiklų kartu su bendruomenė ten taip pat įgyveninta apie 21, man atrodo. O individualių konsultacijų dabar nepasakysiu, bet tikrai yra gal virš 30, tai čia grinai jau tos, kur yra individualus. Bet turit jūs tą statistiką? Ar jūs lyginat su praeitais metais? Turiu, taip, tai labai panašiai iš tikrųjų yra didesnis skaičiai šiemet negu pernai. Ta prasme 23 nei 22.
žiūrint ir į unikalius, ir į bendrą. Ačiū, aš norėčiau gauti informaciją dėl unikalių asmenų mobilų darbas jaunimo. Ačiū. Gerai. Tai ačiū tarybos nariui už klausimą, tai Inga, pasitenkit tarybos posėdžiui tą pateikti informaciją. Arba išsiųskit prieš tai elektroniniu paštu visiems tarybos nariam. Gerai, ačiū. Ar būtų dar klausimų? Nematau, teikiam tarybai. Prašom sugrįžti nusišalinusius tarybos narius į posėdį. 15 klausimas TSP4 dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja. Labą dieną. Tai Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitą pristatys visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Vienienė. Prašom, Daiva. Labą dieną. Bendrinsiu ekraną. Ar matote? Dar ne. Dabar tikriausiai jau matosi. Taip, matom ir girdim. Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėse vykdoma vadovaujantis Lietuvos sveikatos strategija, pažangos strategija, higienos instituto reikalavimais ir rekomendacijomis ir yra naudojami oficialūs statistikos duomenų šaltiniai, tai valstybės duomenų agentūros duomenys bei higienos instituto informacinė sveikatos stebėsenos sistema. Kaipgi interpretuojami šie rodikliai? Yra analizuojamas 51 stebėsenos rodiklis visoje Lietuvoje, kad juos būtų galima palyginti tarp savivaldybių. Rodikliai yra skirstomi į žalią, geltoną ir raudoną zoną šviesoforo principų. Žalia atspindi geriausią situaciją tarp 60 savivaldybių, raudona blogiausia, na ir geltona atitinka Lietuvos vidurkį. Tai yra skaičiuojama 12 geriausių rodiklių, 12 savivaldybių turinčių blogiausią rodiklį ir likę atitinka vidurkį. Taigi 22 metais iš 51 stebėsenos rodiklio mūsų savivaldybėje į gerą žalią zoną pateko 14 rodiklių, į raudoną blogą 7. Taigi tarp gerų rodiklių mūsų savivaldybėje tai buvo asmenų pirmą kartą pripažintų neįgaliais skaičius 10 000 gyventojų, mirtingumas bei standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių, traumų nuo transporto įvykių skaičius, išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio diabeto skaičius, slaugytojų tenkančių vienam gydytojui skaičius, sergamumas vaistams atsparia tuberkuliozė nauji atvejai, kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių, 2 metų vaikų tymų epideminio parotito, raudonukės, skiepijimo apimtis procentais, vaikų neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų dalis procentais, taip pat mirtingumas ir standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų, tikslinės populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio prevencijos programoje bei storosios žarnos vėžio prevencijos programoje ir tikslinės populiacijos dalis 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje bei tikslinės populiacijos dalis dalyvavusi širdies kraujagyslių programoje procentais. Tai rodo, kad mūsų savivaldybėje prevencinis darbas vykdomas tikrai gerai. Prasčiausia zona, raudona, atspindi 7 rodikliai. Tai mokyklinio amžiaus vaikų nesimokančių mokyklose skaičius, vaikų dalis dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, procentas, ilgalaikio nedarbo lygis, asmenų žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe skaičius, mirtingumas bei standartizuotas mirtingumas nuo paskendimo ir nuo nukritimo bei šeimos gydytojų skaičius. Likę rodikliai atitinka Lietuvos vidurkį. Demografinė padėtis. 2022 metais savivaldybėje gyveno 37 403 gyventojai, moterų buvo daugiau, 54% ir 46% vyrų. Lyginant su prieš tai buvusiais metais, gyventojų skaičius sumažėjo 599 asmenimis. Analizuojant pagal lytį ir pagal amžių,
Daugiausiai darbingo amžiaus buvo vyrų 55-59 metų ir 60-64 metų moterų. Kalbant apie vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklį, būtina atkreipti dėmesį, kad siektinas Lietuvos sveikatos strategijoje šis rodiklis 2025 metais numatytas 77,5 metai. 2022 metais vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis mūsų savivaldybėje siekia 74,7 metų, kaip ir 2021 metais ir išliko mažesnis 2,8 metų negu siektinas Lietuvos sveikatos strategijoje. Daugiausiai rajono gyventojų 2022 metais mirė dėl kraujotakos sistemos ligų 347 asmenys ir dėl piktybinių navikų 116 asmenų. Panašios tendencijos yra ir visoje Lietuvoje, kur daugiausiai žmonių miršta dėl kraujotakos ir piktybinių navikų. Mažiausiai mirčių registruota dėl endokrininės sistemos. Kalbant apie sergamumą, didžiausias sergamumo rodiklis taipogi piktybiniais navikais. Lyginant su 2021 metais šis rodiklis dar padidėjo ir siekia 5,2 karto. Mažiausias sergamumo rodiklis tai živ ir lytiškai plintančiomis ligomis, šis rodiklis sumažėjo 1,4 karto. Didžiausias ligotumas yra ligotumas psichikos ligomis. Lyginant su 2021 metais šis rodiklis reikšmingai nepakito. Mažiausias ligotumas yra demencija ir lyginant su prieš tai buvusiais metais rodiklis padidėjo nežymiai. Taigi pasirinkti analizuoti 3 rodikliai šioje stebėsenos ataskaitoje, tai yra mirtingumas nuo paskendimo, mirtingumas nuo nukritimo ir vaikų dalis dalyvavusių krūminių dantų dengimo slantinėmis medžiagomis procentais. 2022 metais mirtingumas nuo paskendimo 100 000 gyventojų 2,6 karto viršijo Lietuvos vidurkį. Absoliučiais skaičiais tai buvo užregistruotos 4 mirtys dėl paskendimo ir visi buvo vyrai. Nuo nukritimo. Lyginant Tauragės rajono savivaldybės ir Lietuvos rodiklius mirtingume nuo nukritimo, 3 metų laikotarpį išryškėjo, kad savivaldybės rodiklis šiuo laikotarpiu didėjo. 2020 metais 1,2 karto, 2021 1,5 karto, 2022 1,6 karto. Ir visų šiuo laikotarpiu išliko didesnis nei Lietuvos. Šio mirtingumo struktūroje pagal amžių daugiausiai vyresnio amžiaus žmonių mirtis virš 60 metų. Vaikų dalis dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje procentais 6 metus iš eilės patenka į raudoną zoną šis rodiklis. 2022 metais buvo 2,5 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį. Na ir išvados. Mirtingumas nuo paskendimo 2021 metais buvo nulinis, nebuvo užregistruota nei vieno įvykio žalioje zonoje ir kaip greitai kitais metais savivaldybės rodiklis jau pateko į raudoną zoną. Mirtingumas nuo nukritimo rodiklis 1,6 kartai viršijo Lietuvos rodiklį ir pateko į raudoną zoną tarp 60 savivaldybių. 3 metų laikotarpiu nuo 2020 iki 2022 išliko didesnis šis rodiklis nei Lietuvos. Na ir silantinėmis medžiagomis vaikų dalies dalyvavusios dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje procentais rodiklis jau 6 metus iš eilės mažesnis nei Lietuvos rodiklis. Rekomendacijos. Siekiant sumažinti mirtingumo nuo paskendimo rodiklį, svarbu vykdyti visuomenės švietimą apie tinkamą elgesį vandenyje ir prie vandens telkinių, atkreiptinas dėmesys į alkoholio vartojimo pasekmes bei mažamečių vaikų priežiūrą,
sąmoningumo didinimą, žinių apie skendimo prevenciją didinimą, taip pat labai svarbu ugdyti ir stiprinti plaukimo įgūdžius, didinti pirmosios pagalbos žinias bei įgūdžius. Siekiant sumažinti mirtingumą nuo nukritimo rodiklį, svarbu vykdyti griuvimo prevenciją, atkreipiant dėmesį į biologinius veiksnius, elgesio, aplinkos, socialinius griuvimų rizikos veiksnius, ypač vyresnio amžiaus asmenų. Būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas taikant tinkamas kompleksinės prevencijos priemonės, taip sumažinant suaugusių ir senjorų susižalojimo tikimybę ir mirtingumą. Siekiant padidinti vaikų dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje skaičių, svarbu užtikrinti, kad ne tik biudžetinės, bet ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos sudarytų sutartį su valstybinė ligonių kasa, nes higienos instituto vertinimu privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema apima tik maždaug apie pusę vaikų apsilankymų pas odontologus. Na, o vaikų dalis, kurie lankosi privačiuose odontologų kabinetuose, kurie nėra sudarę sutarčių su valstybinė ligonių kasa, neturi galimybės dalyvauti nemokamoje krūminių dantų silantavimo programoje ir jų duomenys nėra suvedami į privalomo sveikatos draudimo fondo informacinę sistemą. Ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjai. Tarybos narys Andrius Burmistrovas nori paklausti pranešėjos. Taip. Taip, galbūt truputėlį pasisakysiu ir tuo pačiu paklausiu. Tai pasisakydamas tos trys mirtingumai, du mirtingumai ir vienas yra dantų silantavimas. Tai dėl mirtingumų. Manau, griuvimas yra labai daug veiksnių, iš tikrųjų labai sunku mums valdyti šitą procesą ir čia visas prevencinės priemonės gali naudoti, bet ne visada galbūt tas geras rezultatas. Kas liečia skendimą, manau, čia labai svarbus yra plaukimo įgūdžiai, kas yra mokami antrokai, labai gerai, taip pat pirmos pagalbos kursai, kuomet mokama ir gaivinti, jeigu jau taip įvyko, irgi viskas tvarkoja. Daugiausia problemų, galbūt problematikos įžvelgčiau dantų silantavime. Dabar visi vaikai yra registruoti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir visi tie vaikai gauna tikrai finansavimą ir sudarytos sutartys su ligonių kasom. Mano tada tuo pačiu paklausimas būtų, galbūt šitoje vietoje trūksta informacijos, galbūt šeimos gydytojai, vaikų gydytojai turėtų daugiau apie tai informuoti. Aš pats esu 3 vaikų tėvas. Ir iš tikrųjų, tikrai apie tai stinga informacijos. Tai gal tiek per visuomenės informavimo priemonės, tiek pačių šeimos gydytojų. Ir šitoje vietoje vien tik tas faktas, kad vaikai eina į privačius odontologus, tikrai, manau, negali paaiškinti šitų skaičių. Be to, mes lyginamės su kitomis savivaldybėmis, mes apie tą pačią Lietuvą kalbam. Tai ačiū. Ar galėčiau atsakyti? Taip, Daiva, prašom. Visuomenės sveikatos biuras pagal savo kompetenciją informuoja tėvelius tikslinės grupės periodiškai ir per tamo dienynus ir darželiuose, teikia ir skrajutes, ir elektroniniai formai informaciją apie galimybę dalyvauti krūminių dantų silantavimo programoje nemokamoje. Tai, kaip jūs ir pastebite, čia būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas. Ačiū pranešėjai. Tarybos narys Sigitas Kancevičius nori paklausti. Norėčiau paklausti. Man kažkaip keistai čia atrodo, kad už 2022 metus, kodėl čia, man atrodo, apie 23 praeitus metus reikėtų kalbėti, čia kažkoks ekskursas į istoriją, nes kodėl čia nėra praeitų metų dar neparuošta, kas, tik dabar paruošėt tą ataskaitą 22 metų apžvalgai. Nesuprantu, paaiškinkit. Taip, šitą klausimą praktiškai kasmet pristatydami visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą girdime ir kasmet į ją atsakome, kad
yra stebėsenos ataskaita teikiama pagal metodiką ir kadangi duomenys oficialiuose informacijos šaltiniuose sueina gerokai vėliau negu kalendorinių metų pabaiga, tai viskas čia yra teisingai visoje Lietuvoje. Už 2002 metus ataskaita yra pateikiama 2023 metų gruodžio mėnesį ir jinai dėl to pristatoma jau 2024 metų pradžioje. Visoje Lietuvoje tai pagal metodiką. O tai, reiškia, praeitų metų, tai bus kitais metais irgi, ar ne? Taip. Nu, įdomiai. Ačiū, tarybos narė Rita Grigalienė. Noriu paklausti. Ir paklausti, ir kartu pasisakyti čia, ko gero bus taip. Tai ačiū Daiva už ataskaitą. Ir iš tikrųjų dėl tų silantų, tai kiek esu tarybos narė, tiek ir girdžiu tą pačią problemą metai iš metų, jinai nesikeičia. Ir, konstatuojama, nereikia tarp sektorinio bendradarbiavimo. Tai dabar turim bendruomenės sveikatos tarybą, tai gal inicijuojam, mano siūlymas būtų, tai toj taryboj tada inicijuojam. Tas turėtų keistis, nes 6 metai mes tą patį per tą patį konstatuojam. Matom, tie tamo 9 neveikia, ar ne? Kažkas kažkurioje vietoje neveikia. Tai tada, sakau, mano siūlymas yra bendruomenės sveikatos tarybai, tada iškelkit tą klausimą ir aptariam, kaip tada darom. Koks tas bendradarbiavimas turėtų būti, kaip tas informavimas turėtų būti. Tai tokį pasiūlymą. Dabar, toje ataskaitoje, taip, man labai gaila, kad nebuvo paliesta nei nusikalstamos veikos susijusios su narkotikais, kuriame aš matau 34,8% yra, didelis yra skaičius, tarp 2022 metų. Kas tai reiškia? Tai reiškia tiesiogiai koreliuoja su esama problema, su tom elektroninėm cigaretėm ir taip toliau. Toliau dėl savižudybių skaičiaus, ar ne? Irgi to dalyko jūs nepalietėt. Tai yra irgi, sakot, procentai, 26,7% 2022 metais. Mano klausimas, Daiva, būtų, ar yra savižudybių prevencijos algoritmas paruoštas? Atsakydama į jūsų klausimus, turiu atkreipti dėmesį, kad ataskaita rengiama pagal metodiką, kur yra reglamentuota, kiek kokiai problemai yra skiriama dėmesio, ataskaitos apimtis ir turinys. Ir mes joje negalime analizuoti visų rodiklių. Mes turime pasirinkti iš probleminių, patenkančių į raudoną zoną, 3 tik tai rodiklius. Dėl algoritmo man teko dirbti nacionalinėje savižudybių prevencijos darbo grupėje, kurią buvo patvirtinęs sveikatos apsaugos ministras, grupė iš 12 berods asmenų. Ir šitą grupę mes rengėme nacionalinį savižudybių prevencijos veiksmų planą, kuriame ir atsispindi būtent kompleksinė įvairių įstaigų atliekama veikla, pagalba ir numatyti uždaviniai šitoms įstaigoms ir institucijoms. Taip pat rengėme ir savižudybių prevencijos koordinatoriaus darbo tvarkos dokumentą, kurį pilnai parengus paaiškės, kokios profesinės kvalifikacijos gali būti tas žmogus ir kurioj jis institucijoje turėtų dirbti. Ar tai savivaldybės visuomenės sveikatos biure, ar tai galbūt savivaldybės sveikatos skyriuje. Tai kuomet bus patvirtintas tas dokumentas, toliau bus tęsinys mūsų savivaldybėje algoritmo rengimo. Aš inicijavau ir subūriau savižudybių prevencijos algoritmo darbo grupę praėjusiais metais ir kuomet bus parengtas tas koordinatoriaus darbo tvarkos aprašas, tuomet su šita grupe mes galėsime tik tai startuoti rengiant šitą algoritmą. Pirmiau rengti tą algoritmą, o paskui laukti šito teisės akto nebuvo prasminga. Būtų darbas dėl darbo.
Aš nežinau, atsakydama jums pasakysiu, kad 2022 metais jau buvo savižudybių prevencijos algoritmas. Na, specialistą laukiam 2 metus, aš taip suprantu. Na, nežinau, mano požiūriu, tai algoritmai turėjo būti ir gerai, kad jūs subūrėt iš tikrųjų tą komandą, tai tikrai labai geras dalykas. Tas algoritmas turėtų būti jau buvęs ir anksčiau. Čia mano nuomonė, aišku, gal galima sutikti, galima nesutikti. Bet aš atkreipiu dėmesį, kad mes dabar pasisakom už 2022 metus ir jūsų pateikiama ataskaita. Na, žvelgiant, jūs sako tik tais tos raudonus rodiklius, taip sutinku, bet žvelgiant į 2023 metais, jau mums signalai yra apie nusikalstamas veikus susijusios su narkotikais, apie savižudybių skaičių. Tai yra atitinkami jau duodami mums signalai, kaip jums kaip specialistai. Tai, nežinau, mano būtų pasiūlymas toksai, kad bendruomenės sveikatos taryboje aptarti apie tos dalykus ir galų gale apie tą savižudybių prevencijos algoritmą. Mes judėti, kalbėjom 2022 metais, mano pasiūlymas toksai. Ačiū. Tarybos, tai yra vicemerė Andžela Jakienė. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Tai tikrai tie visi klausimai yra svarbus ir ką Rita minėjo, noriu painformuoti, kad gruodžio mėnesį bendruomenių sveikatos taryboje buvo nagrinėjamas klausimas dėl psichotropinių medžiagų naudojimo. Informacija buvo pateikta iš įvairių institucijų, apibendrinta, daug diskutavome apie tai. Ir priėjome prie sprendimo, kad Tauragės rajono savivaldybėje reikia parengti psichotropinių medžiagų naudojimo tokią kaip prevencijos programą. Aišku, šioje srityje aktyviai dirba visuomenės sveikatos biuras, Daiva gal to nepaminėjo, tiesiog metų eigoje tikrai didžiulis darbas atliktas, bet manome, kad reikia pasirengti programą ar priemonių planą, ir kompleksiškai pasižiūrėti į šią problemą ir numatyti tos prevencinius veiksmus ir apie tai diskutuoti. Tai šiuo metu tai ir vyksta, programos rengimą koordinuoja, rengia tarp institucinio koordinavimo specialistas, bet dalyvauja tame ir visi kiti specialistai, kurių kompetencijoje šis klausimas yra. Tai parengtą programą, tikimės vasario mėnesį pristatysime bendruomenės sveikatos taryboje. Tai tikrai diskutuosime ir dirbsime šito klausimu. Tikrai tai yra aktualus ir svarbus klausimas. Ačiū. Ačiū vicemeriai, Rita Grigalienė. Jo, ačiū vicemeriai, tik aš truputį patikslinti norėčiau. Ne gruodžio mėnesį buvo komisija susirinkusi bendruomenės sveikatos tarybos, o buvo lapkričio mėnesį ir aš vis dėlto noriu paakcentuoti, kad ta ataskaita, visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita tiesiogiai koreliuos į 2023 metus, nes tame pačiame posėdėje teisingai vicemerė pasakė, kad buvo akcentuota apie psichotropinės medžiagas ir kiek yra ikiteisminių tyrimų, kiek narkotinėmis medžiagomis disponuojama ir taip toliau. Tai tikrai aš siūlyčiau bendruomenės sveikatos taryboje aptarti tos klausimus dėl savižudybių prevencijos algoritmo sukūrimo. Antras klausimas dėl salantų, nes kalbam 6 metus, bet kaip nejudam, taip nejudam į priekį. Ir dėl psichotropinių medžiagų, ką vicemerė sakė, programa, kuri yra prevencijos programa, kuri yra ruošiama. Ačiū labai. Ačiū. Ar būtų dar klausimų ar pasiūlymų? Nematau, tada ačiū biuro direktoriai Daivai už pristatymą ir teikiam tarybai. 16 klausimas arba tas P3 dėl pritarimo projekto ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinimui. Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja. Aš norėčiau nusišalinti nuo šio klausimo. Atsiprašau, vidai. Taip, tarybos narys Pranas Petrošius nori nusišalinti. Taip, kadangi tai yra darbo santykiai artimos šeimos narių. Ačiū, priimam. Analogiškai turbūt ir Petrošius Darius tarybos narys kelia ranką. Priežastys tos pačios. Tos pačios. Ačiū. Tai išsijunkit kameras ir prašom
pristatyti klausimą tada. Tarybos sprendimo projektas rajonų savivaldybės administracijai gyvenimo projektą nuotolinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje pareiškėjo teisė. Įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir įsipareigoti skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto netinkamoms finansuoti, tačiau projektų įgyvendinimu būtinoms išlaidoms ir tinkamų išlaidų daliai, kurių nepadengs projektui skirtas finansavimas. Projektas yra finansuojamas iš RRF lėšų pagal sveikatos apsaugos ministerijos pažangos priemonę gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tauragės rajono savivaldybės administracija yra gavusi kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus ir pagal aprašą yra remiamos šios veiklos mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis. Pareiškėjas yra Tauragės rajono savivaldybės administracija ir projekto partneris būtų Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, nes ši įstaiga yra didžiausias ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikėjas Tauragės rajono savivaldybėje. Duomenys yra pareiškėjai iš teritorinės kasos ir projekto ilgalaikės priežiūros įgyvendinimas aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis įgyvendinimui iš ES lėšų Tauragės rajono savivaldybei būtų skiriama 73 211 €96. Tai čia yra 100% dotacija ir prisidėjimo nėra. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Rita Grigalienė, tarybos narė, prašom. Labą dieną, gerbiama Rūta, ačiū už pristatymą. Tik noriu pasakyti, kad labai blogai girdis. Kaip jūs pristatėte, tai tikrai blogai girdėjos. Bet Rūta, aš turiu tokį klausimą. Tai jūs galit pristatyti tą mechanizmą, kaip jisai veiks žmogui? Tai, kas yra dabar, teikiama ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras tą daro ir dabar. Tai čia yra šitos komandos, kaip pasakyti, praplėtimas arba aprūpinimas įranga. Tai reiškia, pirminės sveikatos priežiūros centras galės įsigyti elektromobilį ir stotelę ir reikalingą įrangą ambulatorinės slaugos paslaugoms teikti. Iš tų gautų lėšų. Tai čia yra būtent tų ambulatorinių slaugos paslaugų gerinimas, efektyvumo, didinimas efektyvumo. Klausimas. Galės įsigyti elektromobilį, kuriuo galės važiuoti pas žmogų ar kaip? Taip. Tas elektromobilis, tai ar jis bus, kaip čia pasakyti, su visa reikiama viduje technika, ar tiesiog komanda važiuos? Tai čia važinės komanda ir dar papildomai bus perkama iš tų pačių lėšų reikalinga, kokia yra reikalinga įranga, jeigu ten, tai kiek man yra žinoma, aš dabar nepasiimu to pasiūlymo, ką yra susiplanavę, bet tai yra ir švirkštimo, atrodo, kažkokia, ir pompos, ir nešiojami kompiuteriai, būtent toms slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, kas yra visa reikalinga įranga. Rūta, dar vienas klausimas. Kas komandą sudarys? Tai taip pat kaip ir dabar, tai yra slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, ergoterapeutas. Tas dalyvavimas projekte, tai neįpareigoja ten kažkaip kitokios sudėties ambulatorinės slaugos paslaugų. Supratau, kad techninėm priemonėm bus aprūpinta, ar ne? Taip. Ačiū. Tarybos narys Sigitas Kancevičius.
Aš norėjau paklausti, kaip čia pagerės gyventojom paslauga, kad komanda važiuos būtent su elektromobiliu. Čia yra, kaip aš jau sakiau, tai čia yra projektas, šis yra finansuojamas iš RRF lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pažangos priemonę. Sveikatos apsaugos ministerija numatė, kad būtent ambulatorinės slaugos paslaugų kokybės pagerinimui skirti finansavimą būtent toksai yra aprašas. Toksai yra aprašas, pažangos priemonė, toksai yra kvietimo aprašas, kad už šitos pinigus yra įsigyjami elektromobiliai ir įkrovimo stotelė ir reikalinga įranga. Ne kitos priemonės. Ačiū. Ar būtų dar klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam tarybai. 17 klausimas arba tas P2. Dėl pritarimo projekto asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinimui pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja. Nuo šio sprendimo projekto svarstymo nusišalina tarybos narys Andrius Burmistrovas, darbo santykiai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje ir tarybos narys Marius Mindaugas Bakša, darbo santykiai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje. Aš manau, pirmininkė, kad ir aš turėčiau nusišalinti, vėl tos pačios priežastys, kad artimi šeimos žmonės dirba toje įstaigoje. Gerai, ačiū. Tarybos narys Pranas Petrošius nusišalina. Ir analogiškai tarybos narys Darius Petrošius ir Linas Janušonis, tarybos narys, prašom įvardinti priežastį. Na, tada mano priežastys irgi tos pačios, dirba mama ligoninėje. Ačiū. Tai prašom pranešėjai pristatyti šį klausimą. Šito tarybos sprendimo projekto tikslas yra pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendinti projektą asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje pareiškėjo teisėmis. Įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos turėtų pasirašyti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir įsipareigoti skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto netinkamams finansuoti, tačiau projekto įgyvendinimui būtinoms išlaidoms ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengs projektų skirtas finansavimas. Tai šitas projektas analogiškai kaip ir prieš tai buvęs yra finansuojamas iš RRF lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pažangos priemonę gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pagal aprašą remiama yra šios veiklos ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas. Pareiškės yra 10 apskričių centrų savivaldybių administracijos, tai šiuo atveju Tauragės rajono savivaldybės administracija ir projekto partneris yra Tauragės ligoninė, nes projekto partneriui yra teikiamas reikalavimas turėti galiojančią licenciją teikti stacionarinės paliatyvios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tai tokią licenciją Tauragės ligoninė turi. Ir pagal šį projektą yra numatyta, kad Tauragės ligoninėje atsirastų ilgalaikės priežiūros dienos centras. Tas dienos centras planuojama, kad jisai bus Prezidento gatvėje 7, tai yra pirmo aukšto rekonstrukcija ir bus įrengtas liftas. Šitam projektui yra numatyta skirti iš ES lėšų 653 beveik tūkstančiai eurų. Ir projekto tikslinė grupė, kam tai bus taikoma, tai yra bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas. Pagal klausimyną asmenys sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyvios pagalbos indikacijas ir kuriems yra reikalingas ilgalaikės priežiūros paslaugos. Taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra yra reikalinga dėl kitų sveikatos sutrikimų. Tiek būtų trumpai. Ačiū. Na, kolegos, negaliu
kažkaip pagelbėti dėl garso, nes tikrai gydytoja kalba garsiai, aiškiai. Tai gal yra kažkokių techninių nesklandumų iki jūsų, kol ateina garsas, nes yra 2 mikrofonai padėti prie gydytojos. Tai kad mes kiti labai gerai girdim. Gerai girdis. Viskas ir tvarkoja. Tai vadinasi, kažkokie gal techniniai nesklandumai tada tarybos narių įrangoje. Tai tarybos narys Raimondas Matėmaitis, prašom. Labą dieną, norėčiau pasiteirauti, ar tenais įrengiant patalpas nesumažės slaugos lovų skaičius, slaugos vietų, slaugos ligoninėje. Ačiū. Ne, slaugos ligoninėje, slaugos vietų nėra planuojama sumažinti. Būtent gyvenant šį projektą, tiesiog bus perkeliama psichiatrija reikės perprojektų. Psichiatrijos lovas perkelti į kitą, nes todėl, kad dalis būtent tam ilgalaikės priežiūros dienos reikalingų patalpų bus būtent tame psichiatrijos skyriuje savo prezidentas šitoje vietoje. Bet lovų skaičiaus tai neįtakos. Ačiū pranešėjai. Tarybos narė Rita Grigalienė. Kiek asmenų galės pasinaudoti šitame asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre? Na, dabar kol kas yra planuojama taip, kad vienu metu galėtų pasinaudoti šitą paslaugą apie 12 asmenų. Ir kuriam laikotarpiui? Tos paslaugos yra teikiamos nuo 4 iki 12 valandų per parą, tai yra dienos centras, tai tokiam laikotarpiu, o paslaugos bus teikiamos atitinkamai, kiek asmenį tų paslaugų reikės. Tai Rūta, tas asmuo bus, kuriam reikalinga tokia paslauga, jis bus paguldomas, ar ne? Jisai bus atsiveš arba ligoninė atsiveš tokį asmenį, tarkim, tokią modeliuojant situaciją, tarkim, onkologinis ligonis, kuriam yra reikalinga konsilašinti lašinės ir panašiai, tai jisai tada ryte, tarkim, yra atvežamas į tą dienos centrą, jam sulašinamos lašinės ir per kurį tai laiką ir tada pacientas yra grąžinamas į namus arba artimieji pasiima į namus. Supratau, ačiū. Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam tarybos posėdžiui šį klausimą. Ačiū gydytojai. 18 klausimas arba tas P10 dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai. Pranešėja Sonata Jurgilienė, tarybos posėdžių sekretorė. Prašau sugrįžti tarybos narius, kurie nusišalino nuo praėjusio klausimo. Labą dieną visiems. Kaip jau buvau paminėjusi parengtame prie sprendimo projekto pateiktame aiškinamajame rašte, kad iki sausio 23 metų sausio 1 dienos galiojusioje vietos savivaldos įstatymo redakcijoje įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir įmonių metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, buvo priskirtas išimtiniai savivaldybės tarybos kompetencijai. Šiuo metu galiojančiai naujoje įstatymo redakcijoje minėtos funkcijos, įskaitant ir švietimo įstaigų metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimą, yra priskirtos paprastosios kompetencijos klausimams ir gali būti pavestos vykdyti savivaldybės merui. Todėl, norėdami ar siūlydami supaprastinti savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo procedūrą, parengėme sprendimo projektą, kuriuo yra siūloma tarybai pavesti Tauragės rajono savivaldybės merui vykdyti savivaldybės tarybai paprastai kompetencijai priskirtus įgaliojimus, susijusius su savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, taip pat savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimu
Tačiau tuo pačiu numatant, kai sprendimo projekte, kad minėti dokumentai būtų svarstomi savivaldybės kolegijoje prieš juos tvirtinant merui. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų? Tarybos narys Sigitas Kancevičius, prašom Sigitai. Gerbėjai kolegos, aš tai nemanau, kad formuojasi gera praktika. Todėl, kad jeigu gali susipažinti ir, kaip sakant, savo žodį tarti taryba, tai tikrai yra žymiai geriau. Todėl, kad tada gali, kaip sakant, bendrą kontekstą labiau išmanyti ir tarybos nariai. Aš manau, kad čia tikrai esam taryba tam ir išrinkta, kad mes atstovautumėm tinkamai žmonių interesus, lūkesčius, žodžiu. Aš tai manau, kad praktika netinkama, aš siūlau palikti tarybai. Aišku, tai aš siūlyčiau tada šį jūsų siūlymą tarybos posėdžio metu iškelti ir taryba kaip apsispręs, taip ir bus. Prašom, tarybos narė Rita Grigalienė. Aš tai pasisakyti norėčiau. Iš tikrųjų, kaip suprantu, jeigu bus priimtas toksai sprendimas, tai iš pat pradžių bus svarstoma tarybos kolegijai. Tarybos kolegijai, kiek mes ten tų tarybos narių turim, tai ne visa taryba. Tai iš tikrųjų, manyčiau, kad ir kiti tarybos nariai turėtų susipažinti su visom įstaigų ataskaitom, svarstyti ir matyti, o kolegija tai yra tik tais dalis tarybos narių, į kurią mes įeinam. Ačiū už pasisakymą. Ar būtų dar norinčių pasisakyti ar paklausti? Nematau. Na, tada teikiam tarybai ir taryboje apsispręsim. Ne, tai noriu paklausti, iš tikrųjų, kodėl čia taip, kodėl teikiama, kodėl manoma, reiškia, kad kas teikia, tai matyt galvoja, kad tai bus geriau. Tai kur čia bus geriau, gal iš tikrųjų čia kokie argumentai yra tokie, kad pasakysit neginčiajami ir aš pakelsiu ranką ir sakysiu taip, valio. Kodėl? Ko remiantis? Ar vien tik tai, kaip sakant, kaip pasikeitusi redakcija, ar yra kažkoks gilesnis pažiūrėjimas į šitą dalyką? Tai kaip jau minėjau, siūloma yra supaprastinti ataskaitų tvirtinimo procedūrą, teikti susipažinimui ataskaitas visas įmonės įstaigos gali jums taip pat. Ir dar atkreipiu dėmesį, kad šiemet jau bus tvirtinama metinis savivaldybės ataskaitos rinkinys, kurį taip pat sudarys visų šitų įstaigų ataskaitos. Taip, kad jūs turėsite taip pat dvi progas susipažinti, juolab, kad dar vienas, kaip jau minėjau, svarstymas yra siūlomas savivaldybės kolegijai, kurios posėdžiuose taip pat galėtų pagal poreikį dalyvauti ir kiti tarybos nariai. Bet susipažinimas čia yra tik tai, kaip sakant, toksai, statistinis dalykas. O kai taryba turi savo žodį svarstant tarybos nariai, tai man atrodo, tikrai yra argumentas labai, labai rimtas. Bet atsiprašau, gerai, teikit tarybai ir visi suprantam, kaip čia koks bus priimtas sprendimas. Ačiū. Ačiū tarybos nariui Sigitui Kancevičiui. Ar būtų dar pasisakančių? Nematau. Teikiam šį sprendimo projektą tarybos posėdžiui. 19 klausimas testo 8 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 dienos sprendimo numeris 1/227 dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Jūratė Veisienė, švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Labą dieną. Tai yra parengtas sprendimo minėtas projektas ir mes siūlome pakeisti mėnesinio mokesčio kompensavimo tvarkos aprašo 3 punktą, jį išdėstant taip, kad mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose gali būti kompensuojamas tik tiems vaikams, kurių vieno iš tėvų arba globėjų ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorija. Kas keitėsi? Keitėsi tai, kad buvo pažymėta, jog taip pat, jeigu savivaldybėje, mūsų savivaldybės darželiuose yra laisvų vietų, tai reiškia, mes nekompensuojame vaikams to 100 eurų, kurie lanko privačius darželius.
Tai vidaus ir auditos kontrolė šitą pastabą jau minėjo, tai mes suteikdami tėveliams daugiau alternatyvos, kad galėtų pasirinkti šitos darželius, mes tiesiog išimame šitą žodžių junginį ir paliekame, kad vaikas, kuris ir vieno iš tėvų yra gyvenamoji vieta savivaldybėje, tiesiog gali gauti būtent šitą kompensaciją. Šiuo metu nevalstybiniuose darželiuose arba privačiuose 3 darželiuose yra ugdomi 45 vaikai. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Tarybos narė Rita Grigalienė, prašom. Taip, ačiū Jūrate už pristatymą. Aš tokį klausimą. Nežinau, ar aš gal apsirinku, bet pagal taip dabar kaip yra išdėstoma, ar ne, kad vienas iš tėvų turėtų būti registruotas Tauragės rajono savivaldybėje, ar ne? Taip, taip. O ta senesnė tvarka buvo, kad abu tėvai. Ne, ten senesnės esmė. Ten buvo esmė kita, kad ne tik, kad tie dėl registracijos, bet esmė buvo ta, kad jeigu yra laisvų vietų savivaldybės darželiuose, tada tarsi ta kompensacija nebepriklausytų. Tai reiškia, pavyzdžiui, mes kaip ir centrinius darželius esam užpildę, bet, pavyzdžiui, ten Mažonų ar Tarailių darželį yra vieta, tada tėvas, norėdamas leisti vaiką į privatų darželį, galėtų nebegauti tos kompensacijos. Na, jam per toli galbūt važiuoti. O mes iš vis panaikiname tai, tiesiog turi būti mūsų rajono gyventojais. Daugiau jokių sąlygų nebekeliame. Tai yra, kad mūsų rajono gyventojas ir jis gali rinkti, jeigu yra vietų, mūsų 3 šituose darželiuose ir tada savivaldybė po 100 eurų moka. Čia šita esmė yra. Ačiū. Ačiū. Ar būtų klausimų, kolegos? Pasiūlymų nematau, teikiam tarybai. 20 klausimas tas P9 dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte pagal kvietimą numeris 10.013.P vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. Pranešėja Jūratė Veisienė, švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Taip, siūlome tarybai pritarti būtent mūsų rajono dalyvavimui partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas ir įgalioti rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti partnerio deklaraciją. Dabar koks būtų turinys? Tai pirmiausia, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą, mūsų rajono savivaldybė yra kviečiama būti partnerė ir pasirašyti partnerio deklaraciją. Šiuo metu yra rengiamas projekto įgyvendinimo planas, taip pat yra rengiama jungtinė projekto veiklos sutartis, kuri bus savivaldybėms pateikta vasario mėnesį. Tokią turime informaciją. Kad būtų parengtas planas, tai savivaldybės turi pasirašyti būtent šitą deklaraciją. Kas yra numatoma? Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų bus kompensuojamos ugdymo krepšelio išlaidos, kurios nepadengiamos iš valstybės biudžeto ar kitų lėšų. Tai yra, kad vaikai, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose, galbūt galės gauti platesnes paslaugas, sakykime, susijusias su pačiu ugdymo procesu. Tai yra, bet čia kalbame mes apie ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. Tai šitos paslaugos gali būti įvairios, tai pavėžėjimo, neformalaus ugdymo paslauga ir panašios. Tai taip pat buvom gavę vyriausybės atstovo pastabą, kad įrašyti antrąjį punktą, kuris numato būtent šitoj deklaracijai,
kad įsipareigoti prisidėti nuosavų įnašų, jeigu bus kažkokios priemonės, kurios bus nepadengiamos iš būtent šito projekto. Tai šitą antrąjį punktą mes esame įtraukę papildomai. Tai jeigu labai trumpai dar, sakykime, sudedant akcentus, tai pirmiausia, šitas projektas skiriamas. Vaiko amžius yra ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas. Antra, kad šitie vaikai yra iš socialinę riziką patiriančių šeimų. Šitą projektą įgyvendins visoje Respublikoje. Trumpai būtų tiek. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam tarybai. 21 klausimas arba TSP 5 bendrų sutarimų yra išbrauktas iš mūsų darbotvarkės. Todėl sekantis klausimas 22 TSP 6 dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Pranešėja Ligita Rimkuvienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Labadiena. Parengtas sprendimo projektas dėl vienkartinės pašalpos 5000 eurų skirimo gydymuisi sunkios negalios vaikui, kuriam reikalingas operacinis gydymas, kuris atliekamas Vokietijoje ir jo kaina apie 20 000 eurų. Lietuvoje tokio pobūdžio operacija neatliekama. Pateikti dokumentai apie sveikatos būklę, medicininiai išrašai, jie yra pateikti tarybos nariam prie sprendimo projekto, atskirai tie duomenys negali būti skelbiami ir viešinami. Ir kadangi prašymas buvo pateiktas savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai, tai pirmiausia buvo išnagrinėtas socialinės paramos teikimo komisijos posėdį ir buvo nutarta, kad tikslinga kreiptis į tarybą dėl didesnės apimties paramos skyrimo, dėl to ir parengtas sprendimo projektas. O skyrus paramą tikėtina, kad pagerėtų vaiko sveikatos būklė. Ir galbūt netgi galėtų savarankiškai pradėti vaikščioti. Tai būtų tiek informacijos. Ačiū. Tarybos narys Sigitas Kancevičius. Na ką, išgirdau, kad reiškia 20 000 iš viso kainuoja, tai be abejo, čia buvo įvertinta turbūt, kad tą kitą 15 000 ten tėvai galės susimokėti, ar ne? Taip, ačiū už klausimą, jo nepaminėjau svarbaus faktoriaus, kad yra tėvai patys deda daug pastangų ir yra atidarę netgi labdaros paramos fondą, kur renkamos tikslinės lėšos. Ir tos lėšos pildo sąskaitą, tai bendravom su tėvais, tai šita parama, jeigu būtų skirta savivaldybės tarybos sprendimu, jinai būtų svari ir tikrai prisidėtų prie galimybės atlikti operaciją. Atsiprašau, dar to pačio, surinks tą sumą 20 000, gal daugiau reikia mums prisidėti? Negaliu atsakyti, ar surinks ar ne, tik tai, kaip informavo tėvai, kad virš 4 000 eurų jau dabar yra netoli 5 000 eurų šitoj sąskaitoj renkamoji, tai negalėčiau atsakyti, ar pavyks surinkti ar nepavyks, bet tikėtina, kad pavyks. Skirkim daugiau. Aš siūlau kolegos skirti daugiau. Konkrečiai, kokią sumą siūlot? Tai padiskutuokim, aš bijau čia siūlyti, sakysim, 10 000, mes esam pajėgus, kaip čia finansiškai mes esam pajėgus tą dalyką padaryti. Jeigu esam, tai siūlyčiau 10 000 skirti, nes iš tikrųjų labai jautrus dalykas. Pasakykit, kolegos, kad nors netylėkit. Aš manau, kad išgirdom jūsų siūlymą tarybos nariai ir šį klausimą gal perkelkim į tarybą apsvarstyti, nes čia sprendimų nepriimam. Tokį siūlymą pateiksit per tarybos posėdį, o taryba apsispręs. Rita Grigalienė, matau, kelia ranką. Jo, pakėliau ranką, todėl, kad kolega pasiūlė 10 000 iš tikrųjų, Ligita, jūs sakėt, kad dabar yra tik tais 5 000. Kada ta operacija turės būti, ar tikrai surinks tos pinigus? Ar jūs turite tokią informaciją? Jo, kaip ir minėjau, dabar tos detalesnės informacijos tikslesnės šiai akimirkai neturiu, kad, sakykime, būtų daugiau tų lėšų, tai bet kokia parama, kaip minėjo tėvai, yra jau didžiulė parama, sakykime, jiems rengiantis tam operaciniam gydymui. Bet jeigu jie nesurinks, tai ta prasme ir ta operacija nebus padaryta.
Ar dar galėsiu papildomai pasidomėti, kokia yra šiai dienai situacija su labdaros paramos fondu ir kiek yra lėšų, kad būtų aiškiau iki tarybos posėdžių. Ačiū. Tai ačiū vedėjai, tai jūs tada, kaip ir minėjot, pasidomėkit, kokia yra situacija, o galutinį sprendimą priimsim tada tarybos posėdžio metu. Ačiū. 23 klausimas arba tas P13 dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo. Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus viešosios tvarkos poskyrio vedėjas. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Tai šiuo sprendimo projektu siūlome sudaryti naujos sudėties Tauragės rajono savivaldybės želdinių ir želdinių apsaugos, priežiūros tvarkymo komisiją. Kodėl siūlome sudaryti naujos sudėties tvarkymo komisiją, kadangi yra pasikeitę savivaldybės administracijoje kai kurie darbuotojai, todėl šiuo metu labai sunku vykdyti, reiškia užtikrinti funkcijas, kurios yra numatytos želdinių įstatymo 25 straipsnėje. Tai prašom pritarti naujai komisijos sudėčiai. Ačiū. Būtų klausimų, pasiūlymų? Nematau. Pauliau, pagarsinkit, atsiprašau, pakėliau ranką, pagarsinkit tą komisiją. Tai komisijos pirmininkė numatoma Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė, toliau Paulius Goštautas, Tauragės rajono savivaldybės administracijos teisės skyriaus viešos tvarkos poskyrio vedėjas, Otilija Budrytė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos teisės skyriaus viešos tvarkos poskyrio vyriausioji specialistė, Kristina Mankienė, tai būtų Tauragės rajono savivaldybės administracijos teisės skyriaus viešos tvarkos poskyrio vyriausioji specialistė, taip pat seniūnijos, kurioje reiškia bus kertami želdiniai seniūnas, seniūnaitijos reiškia, kurioje auga teritorija saugotini želdiniai seniūnaitis ir bendruomenės pirmininkas. Ačiū pranešėjai. Jeigu nėra klausimų, pasiūlymų, teikiam tarybai šį sprendimo projektą. 24 darbotvarkės klausimas arba tas P23 dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus viešosios tvarkos poskyrio vedėjas. Nuo šio klausimo nusišalina šie tarybos nariai. Tai Laineda Ašmontienė yra Taurų bendruomenės pirmininkė, dalyvavo šios programos įgyvendinime. Tarybos narys Kęstutis Balašaitis taip pat dalyvavo kaip medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas. Tarybos narys Mindaugas Lukošaitis taip pat dalyvavo kaip Kunigiškių bendruomenės pirmininkas. Ir aš taip pat kaip Tauragės profesinio rengimo centro vadovas teikėme paraišką ir gavome finansavimą. Todėl mes 4 norime nusišalinti ir prašysime tarybos narės Virginijos Eičienės sakyti toliau posėdžiauti. Vesti posėdį. Ačiū. Prašom nusišalinti palikti salę. Balašaitis Kęstutis, prašau irgi išjungti kameras, jeigu nusišalin. Kęstuti, prašom išjungti kamerą, kadangi nusišalinot. Prašom pristatyti klausimą, Pauliu. Tai šiuo sprendimo projektu siekiame patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų ataskaitą. Trumpai galiu pristatyti, kad reiškia programoje gautos paraiškos buvo tenkintos 100%, visos paraiškos, kurios atitiko šitos programos nuostatus, buvo finansuojamos. Šiai dienai programos likutis, kaip ir minėjau, ekonomikos ir kaimo reikalų komitete yra medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo likutis yra 53 901 euras, visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa yra likutis 19 000 ir kitų programos aplinkos apsaugos priemonių grupė, kuri pakankamai plati grupė, yra 227 983 eurai. Likutis viso 300 995 eurai.
Dėl likučio truputį noriu pasakyti, kas liečia specialią aplinkosaugos programą. Šiais metais savivaldybė yra tikrai nusimačiusi ambicingų projektų, tai šie pinigai, mano nuomonė, bus įsisavinti. Vienas tokių, manyčiau, geresnių projektų yra, savivaldybė yra nusimačiusi pirkti, reiškia, kietųjų dalelių matuoklius 4, kas, kaip visi suprantam, žmonių sveikatai yra labai reikšmingas dalykas, nes kietusios dalelės vienos pavojingiausios žmonėm yra. Toliau esame nusimatę įrengti vieną parką, taip pat esame nusimatę bešeimininkių padangų utilizavimą vykdyti. Turim tokį vieną pusiau nelegalų sąvartyną, tai kas liečia šitas būtent programos lėšas, tai jos tikrai bus įsisavintos. Taip pat, reiškia, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto metu iš gerbiamos Ritos gavau klausimą dėl savivaldybės visuomenės sveikatos, reiškia, programos vykdymo. Tai kiek man teko kalbėti su savivaldybės gydytoja, ji šitą visą programos ataskaitos dalį pristatys kartu tvirtinant su savo ataskaita. Turbūt dabar yra gydytoja prisijungus ir taip pat galėtų pakomentuoti tos ataskaitos vykdymą. Taip, gydytoja yra čia, salėje. Taip, tai 2023 metams visuomenės sveikatos rėmimo specialiai programai buvo numatyta 70 600 eurų. Šitos pinigus net panaudojama visuomenės sveikatos rėmimo programos projektams finansuoti. Buvo finansuoti 32 projektai ir dar 2000 eurų buvo panaudota mokyklų vandens stebėsenai atlikti. Vandens tyrimas. Tai visą šitą ataskaitą aš pateiksiu balandžio mėnesį taryboje, kaip kiekvienais metais vykdymo ataskaita yra pateikiama tarybai. O tas 19 000, kuris yra likutis, tai šitas 19 000 tai yra faktinė pinigų suma, kuri papildoma įkrenta dar metų eigoje, tai 4. ketvirtį. Tai šitų pinigų mes kaip ir panaudoti neturėjome galimybės, dėl to jie nusikelia į sekančius metus. Ačiū už pristatymą. Pauliau, viskas jau jūs pristatė, taip? Ką dar norėčiau trumpai dar tik taip papildant, reiškia, tai šitos programos lėšos visada persikelia į sekančius metus ir jos niekur nedingsta, jų grąžinti nereikia. Tai tik tiek trumpai. Ačiū už pristatymą. Ar Rita norėsi dar paklausti? Gal čia labiau pasisakyti. Ačiū Rūtai už patikslinimą. Tai suprantu, kad 4. ketvirtį nebuvo galima ar ne. Supratau. Gerai, kai bus ataskaita, aš tada paklausiu. Dabar žiūrėkit, Pauliau, jūs sakėt, kad bus perkamas dėl kietųjų dalelių. Kaip čia pavyzdį? Kietųjų, reiškia, ketinama įsigyti 4 kietųjų dalelių matuoklius. Reiškia, kodėl 4, nes pagal mūsų monitoringo programą yra nustatytos vietos, kur mes, reiškia, kur tikslinga juos būtų įrengti. Kodėl būtent kietųjų dalelių jau pasakiau, kad tai vienas pavojingiausių dalelių žmonėm, kurios sukelia begalės ligų. Ir reiškia, šitas kietasis daleles įrengus šitą visą sistemą galėsime stebėti realiuoju laiku ir be abejo, matant, reiškia, jų viršijimą, bus rengiamas taršos, reiškia, neutralizavimo planas, kad galėtumėm reaguoti į pakitusią padėtį. Pauliau, mano klausimas būtų, 4 kokioj vietoj bus tie matuokliai statomi? Ar yra nuspręsta jau? Taip, tai jeigu trumpai tariant, tai yra, reiškia, tarybos sprendimu patvirtintas, reiškia, Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos monitoringo planas ir oro daly yra numatytas, reiškia, 4 vietos, tai
viena vieta, kiek vizualiai pamenu iš to plano, tai viena vieta bus pramonės rajone, kita bus gyvenamųjų namų kvartale, trečia vieta bus prie judriausios gatvės ir, nepamenu, žinokit, ketvirtas vietas, bet jos ten pakankamai aiškiai galėsiu paruošti, jeigu reikia. Ne, neparuošti, tiesiog dėl gyvenamųjų namų aš puikiai atsimenu, kada mes tvirtinom aplinkosaugos monitoringo programą, buvo kalba, buvo siūlymas, kad aerodromo tas visas kvartalas tenais, kur yra privatus namai ir visa kita. Tai buvo apie tai kalba. Aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta ir, jeigu galit, patikslinkit ar taip. Nes, matot, visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų 22 metų, kur dabar buvo jinai pateikta, tai iš tikrųjų atmosfera iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 kvadratiniam metrui, mes labai viršijam Respublikos mastu. Tai paskui bus, aš suprantu, imamasi atitinkamų priemonių, kad to nebūtų. Tai iš esmės, jeigu kalbant apie stacionarius taršos šaltinius, jeigu kalbant apie pramonę, tai pramonė jau pakankamai susitvarkys yra, pramonė galioja pakankamai aukštos, reiškia, valstybinės normos, tie vadinami landiniai reikalavimai, o jeigu kalbėtumėm apie nuosavus namus, taip, yra viena didesnių problemų, kadangi nuosavuose namuose dar yra kūrenama kietuoju iškastiniu kuru, tai kietasis iškastinis kuras, reiškia, jo yra 3 rūšys, tai anglis, durpės ir lignitas, kurios realiai yra taršesnės už paprastą medieną net 17 kartų. Todėl mes turime tokią, bet kiek aš žinau, savivaldybės vizija ir yra, reiškia, eiti prie kietojo kuro naudojimo, nebenaudojimo tai yra. Ačiū. Ką papildyti nori administracijos direktorė, prašau. Tai dar kartą labą dieną, truputį norėčiau papildyti ir Paulių, kad būtent kai tik tai atsirado galimybė per regioninės priemonės teikti būtent pagal tą monitoringo programą dėl taršos matuoklių, tą ir padarėme, tą ir susiplanavome, turėjome ekspertų rekomendacijas, kiek tų matuoklių iš tikrųjų reikia, kokių jų reikia. Kitas dalykas, tas 4 matuoklis, mes taip ir planuojame, kad pagal poreikį jis galėtų būti kilnojamas, sakykime, iš vienos vietos į kitą. Ir noriu pabrėžti, kad būtent dėl taršių katilų taryba yra priėmusi labai puikų sprendimą. Aš tikiuosi, kad dabar kaip tik yra aktyvūs kvietimai dėl taršių katilų keitimo. Ir, kaip žinote, taryba yra priėmusi sprendimą ir biudžete yra suplanuotos lėšos, kad skatinimo priemonė iš Tauragės rajono savivaldybės tai yra 10%. Tai tikimasi tų paraiškų, tikimasi, kad mes paskatinsime būtent keisti tuos taršius katilus į netaršius ir tuo tai prisideda Tauragės rajonas. Ačiū. Ačiū direktorė. Ar dar turėsime klausimų? Nematau, klausimą svarstyti teikiam tarybai, prašom sugrįžti nusišalinusius. Dvidešimtpenktasis darbotvarkės klausimas, TSP 24, dėl 2007 metų kovo 1 dienos koncesijos sutarties dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo priežiūros komisijos sudarymo. Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus viešosios tvarkos poskyrio vedėjas. Tai šiuo sprendimo projektu, reiškia, siekima sudaryti koncesijos sutarties pasirašytos 2007 kovo 1 dieną tarp Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės atliekų tvarkymo centro. Pagal šią sutartį numatyta, kad tai yra, atsiprašau, 203.1 straipsnė numatyta, kad, reiškia, Tauragės rajono savivaldybė ir Tauragės rajono atliekų tvarkymo centras turi sudaryti vykdymo priežiūros komisiją, būtent šios sutarties. Tai visų šiuo pagrindu ir, reiškia, parengėme tą tarybos sprendimą ir siekime sudaryti šitą darbo grupę. Tai trumpai tiek. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Pasisakymų taip pat teikiam sprendimo projektą tarybai.
26 klausimas, TSP 25 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Darius Petrošius, kontrolės komiteto pirmininkas. Prašom, Darius. Sveiki dar kartą visi kolegos. Taigi 23 metų kontrolės komiteto ataskaita. Labai trumpai, kontrolės komitetas, kaip ir numato visi teisės aktai, rinkosi savo posėdžius, mes rinkomės 3 kartus ir svarstėme įvairius klausimus, kurie yra mūsų kompetencijai priskirti. Dažniausiai tai yra susijęs su kontrolės ir audito tarnybos atliktais darbais. Ir papildomai noriu pasakyti, jog 23 metais mūsų komitetas jokių skundų nei iš gyventojų, nei iš kažkokių tai institucijų skundų negavo. Tai tokia ataskaita. Ačiū kontrolės komiteto pirmininkui. Ar būtų klausimų, kolegos? Teikiam šią ataskaitą tarybai. Ir paskutinis šios darbotvarkės klausimas, 27 arba tas pat 26, dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas Darius Petrošius, kontrolės komiteto pirmininkas. Taigi projektuojam savo darbus ir 24 metais. Mūsų darbai yra numatyti ir ketvirčiais, ir kartą į ketvirtį, ir pagal poreikį. Numatę esame įvairius darbus, bet trumpai galiu pasakyti, jog mes einam paskui savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, jos atliktus darbus. Ir šiandien dieną jau yra atlikti tam tikri auditai ir sekantį posėdį mes jau kai kuriuos auditus nagrinėsim. Kelsim klausimus, kurie yra pagal mūsų kompetenciją ir visiems, tiek gyventojams, jeigu kas stebi, tiek jums kolegos, noriu pranešti, jog jeigu parašysi skundą, mes jį taip pat pagal savo kompetenciją tirsim. Tai tiek būtų. Ačiū komiteto pirmininkui. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Tai ačiū pranešėjai ir darbotvarkė išseko, kolegos. Ačiū visiems už dalyvavimą, už pasisakymus, už klausimus ir susitiksim tarybos posėdėje trečiadienį. Viso geriausio. Iki malonaus susitikimo. Ačiū. Viso gero. Viso gero.